Tyrimai rodo, kad 40% suaugusių žmonių jaučiasi vieniši, būdami tarp žmonių. Socialiniai tinklai žada ryšį, bet dažnai lieka tuštuma. Kodėl? Paviršutiniški laikai negydo baimės būti nepripažintam. Ar žinai tą jausmą, kai būni tarp žmonių, bet jautiesi, lyg būtum vienas. Jautiesi, lyg būtum nematomas. Kodėl tampame vieniši? Apie tai ir kalbėsime šioje išminties minutėlėje, tad pradėkime. Sveiki gyvi, sveiki atvykę į išminties minutėlę. Ir šiandien, kaip ir sakiau, kalbėsime apie žmogų, kuris net ir būdamas tarp žmonių jaučiasi blogai. Jaučiasi, kad kažko trūksta, kad kažko reikia, bet niekaip to negali turėti. Nors ir būni tarp žmonių, atrodo trūksta žmogaus. Ir šiais laikais, kai mes dauguma mūsų įnikę į tos socialinius tinklus, į elektronikos pasaulį, žmonės jau pradeda kalbėti ir su robotais, su dirbtiniu intelektu, su botais. Kai bendrauju su paaugliais, jau paaugliai sako, kai kurie paaugliai paminėjo man tokį dalyką, kad vieną tokį pokalbį atsimenu, sako, o man nereikia merginos. Šiais laikais aš turiu 8 merginas. Sakau, papasakok plačiau. Sako, kaip? Sako, yra toks dalykas kaip dirbtinis intelektas. Ir sako, aš turiu ten įvairių merginų. Viena juodaodė, kita azijietė, kita vyresnė, kita mano amžiaus, kita trumpaplaukė, kita ilgaplaukė. Sako, kokią nori gali savo susikurti. Ir tu bendrausi su to botu, kuris tave girdės, kuris tave išklausys. Ir dabar klausimas jums, ar tai neapgaulė? Žmogus bando rasti žmogišką ryšį su kuo? Dar kol nebuvo šitų botų, problema buvo gaji ir iki tol. Vien tik pasižiūrėjus į žmonės, kurie turi štai šitą, kartais važiuoju autobusu, tenka važiuoti viešuoju transportu ir spėkit, ką matau. Pilnas autobusas žmonių ir visi taip. Mes taip tenai save uždarome, kad nematome priešai save esančių žmonių, su kuriais galbūt užmėgstumėm kontaktą, akių kažkokį ryšį pagautumėm, akių žvilgsnį ir galbūt užsimėgstų pokalbis. Galbūt kažkam reikia pagalbos, galbūt kažkas sėdi liūdnas ir tai tavo šansas padaryti gerą darbą, pakalbinti tą žmogų, paklausti, gal galiu kuom padėti. Bet mes taip įlendame į tuos ekranus ir ieškome tenai ramybės, malonumo, poilsio ar dar kokių gerų dalykų. Ir kai pakalbi su žmonėm, atrodo, kad vietoj poilsio jie gauna nuovargį, vietoj santykio jie gauna susierzinimą, vietoj žmogaus jis gauna tuštumą. Kodėl taip atsitinka? Įsivaizduokit. Telefone, išmaniajame telefone yra tiek daug pasaulio, tiek daug žmonių, kurie dalinasi kartais netgi dirbtinumu. Juk
prieš nuotrauką mes visi šypsomės. Ir kai įdedame nuotrauką, natūralu, kitas, wow, galvoja, koks jisai laimingas, o aš toks nesu. Ir tu net negali pasikalbėti su to žmogum normaliai susėdę prie arbatos, jau tu įsivaizduoji, kokį gyvenimą tas žmogus gyvena. Ir tada gali kilti įvairūs jausmai, pavydas, pyktis, nusivylimas, kodėl man taip nesiseka kaip kitiem ir panašiai. Ir einame į tą vienišumą, kuris mums nepatinka, jaučiamės blogai ir atrodo, kai pasijauti blogai, ką žmogus nori daryti? Jis nori jaustis gerai. Ir ką jisai tuomet daro? Vėl paima telefoną, planšetę, kompiuterį ir ieško tenai džiaugsmo. Ir žinot, ką pasakysiu? Taip, tenais gauna tą malonumo jausmą. Kodėl? Nes išsiskiria dopaminas. Tu ten varai per visus puslapius, nuotraukas, vaizdo įrašus ar panašiai. Ir tu taip užsirakini save toj pozicijoje, nes tau įdomu, kas toliau. O ten pabaigos nėra. Nors šalia tavęs yra žmonės namuose, bet tu lyg tavęs čia nebūtų, nes tu esi tenais 4-5 valandas ir kai pakalbi su kai kuriais jaunuoliais, sako, aš būnu 9 valandas prie ekrano, 10 valandų, 7 kai kurie. Ir tai aš bent jau manau, kad tai viena iš priežasčių, kodėl žmogus jaučiasi vienišas, nors ir būna tarp žmonių. Ir kai bendrauju su mokyklom, kai kurios mokyklos nusprendė įvesti tokį, kaip čia pasakyti, nurodymą, kad mokykloje telefonas negali būti matomas. Mokiniai, jeigu ateina su telefonais, turi dėti spintelę arba laikyti kupriniai, bet jo įsitraukti pertraukų metu, pamokų metu tu negali. Tiesiog kai kurios mokyklos taip nusprendžia. Ir kai pakalbi su mokytojais ir užduodi klausimą, kas pasikeitė, spėkit, koks atsakymas. Sako, atsirado gyvybė, atsirado judėjimas, atsirado juokas, atsirado ir konfliktai, kas be ko. Tai natūralu, nes žmonės pradėjo bendrauti. Konfliktai bendravime ir reikalingas dalykas, nes per tai mes labiau vieni kitus pažįstame, labiau suprantame, kaip tos konfliktus spręsti. Ir tai yra eiga tokia, kurią turime praeiti ir čia nieko blogo. Tai ir mokytojai sako, wow, pas mus atsirado vėl gyvybingumas, judėjimas, aišku, daugiau triukšmo. Triukšmas žinome, kad nėra geras dalykas, gal kai kuriem ir nepatinka, kiti gal duotų tą ekraną, kad vien tik ta tyla būtų. Juk pasižiūrėkit, jeigu važiuojate autobuse, kai kurie tėveliai savo mažamečiams duoda telefoną, kad jisai ten autobuse ramiai sėdėtų. Iš vienos pusės atrodo, wow, jisai ramiai sėdi, kaip viskas puiku. Bet mes žinome, kad raidos psichologai jau senai skambina pavojaus varpais ir sako, kad tai yra pavojinga. Vaikas turi matyti pasaulį, jis turi reaguoti, jis turi judėti, jis turi kontaktuoti, jis turi akių ryšį užmegzti su kitais žmonėmis ir panašiai. Bet kai yra ten ta stimulacija, aš jau per daug gal į tos ekranus nueinu, bet aš kai dirbu su paaugliais, aš matau vieną iš problemų tą, kad ekranai atima žmogų iš žmonių. O mes žinome, kad mes vystomės, mes augame, mes mokomės, būdami tarp žmonių. Yra dar kita savoka, yra savoka vienatvė. Ir kai kurie žmonės, aš vieną tokį filosofą užsirašiau, toj gal rasiu. Koks čia filosofas? Seneka. Seneka rašė, kad tik būdamas vienas, tu atrandi save.
Yra du terminai. Yra vienišumas ir yra vienatvė. Vienatvė tai kai aš būnu vienas. Ir aš būdamas tyloje, ten medituoju, meldžiuosi, augu, būnu ramybėje ir taip išgirstu savo mintis, kurių negirdžiu būdamas tarp žmonių triukšme ar kažkur. Vienatvė yra geras dalykas. Ir kartais mes norime pabūti vieni ir nieko čia tokio. Bet mes šiandien kalbam apie vienišumą, tai yra didžiulė problema. Ir kartais žmonės net nesupranta, kame čia reikalas. Kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš taip blogai jaučiuosi. Pasižiūrėkite, kas vyksta. Vaikai grįžę iš mokyklų, ką daro? Sėda prie ekranų. Tie, kurie yra vyresni, galbūt pamenate, kai mes grįždami iš mokyklos lėkdavom ne prie ekranų, bet lėkdavom į kiemą, lėkdavom pas draugus į namus arba pas mus ateidavo draugų. Jeigu kalbant apie kompiuterius, aš augau tais laikais, kai atsirasdinėjo tie pirmieji žaidybiniai kompiuteriai. Tai ką mes darydavom? Mes vieni pas kitus eidavom žaisti su tais kompiuteriais ir vykdavo bendravimas, juokas, konfliktai ir panašiai. Ir buvo faina. O dabar jiems niekur eiti nereikia. Žaidimai vyksta online ir ten vyksta bendravimas. Online vyksta, kai kurie bendrauja online ir čia nieko nesakau. Nors ten bendrauja, reikia pasidžiaugti, nors ten bendrauja. Bet online'as yra nepilnas dalykas. Iš online'o mes negauname to, ką galime gauti gyvame bendravime. Ir aš kaip lektorius, kaip mokytojas mėgaujuosi kiekviena paskaita, kuri yra gyvai su studentais. Gyvai su žmonėmis, su mokiniais, kai susitinkame akis į akį ir tu matai jų sėdėseną, tu matai jų veido išraiškas, tu labiau girdi jų balsą ir panašiai. Visai kitas efektas. Tai parašykite į komentarus, kaip jums atrodo su to vienišumu. Kaip jūs matote šitą pasaulį, galbūt aš čia perlenkiau lazdą ir netaip viskas vieniša šiame pasaulyje. Galbūt yra matymas visai kitoks ir jūs turit visai kitokias patirtis. Parašykite. Išminties minutėlė tai klausimų kėlimas. Tai ne faktas. Mes keliame klausimus, aš bandau tiesiog išjudinti jūsų mąstymą, kad jūs pamastytumėt apie dabartį, kas vyksta, koks pasaulis ir link kur mes einame. Ir šiandien užduodu klausimą, kodėl tiek daug žmonių jaučiasi vieniši, nors ir būna tarp žmonių. Štai tokie pamastymai. Aš galbūt vis lenkiu į tą ekranų pasaulį, į tą internetinį pasaulį ir jį šiek tiek kritikuoju. Galbūt yra dar ir kitokių dalykų. Pavyzdžiui, buvo toks autorius Levisas, kuris sakė, kad vienišumas kyla iš neišspręstų vidinių konfliktų, atmetimo baimės, perfekcionizmo, neišmokimo būti pačiu savimi. Ir aš pritariu šitom mintim, bet klausimas, kaip pažinti save, kaip išspręsti vidinius konfliktus, jeigu tu neturi šanso pasikalbėti. O per pokalbį mes augame, per pokalbį mes labiau save pažįstam ir panašiai. Tai tokios mintis šiandienos išminties minutėlėje. Einame jau į pabaigą, tad noriu Jums padėkoti už Jūsų komentarus, už Jūsų šypsenas, už Jūsų mintis, už patiktukus, už tai, kad būnate su šiuo kanalu ir už tai, kad dalinatės draugams, bičiuliams, artimiesiems, kuriems galbūt naudinga pamastyti apie pasaulį, apie gyvenimą, tad dalinkitės ir ačiū Jums už tai.
Ir ačiū Contribui nariams, kurie remiate finansiškai mano šitas visas veiklas. Ačiū Jums už motyvavimą, už įkvėpimą. Taigi, didelis ačiū Jums visiems. Na ir ką, atsisveikinam. Iki kito karto. Ate.